10 būti, nevėluojant su visais. Pasirengimas pagrindinis tai yra namuose ir tai trunka tikrai ne mėnesį ir ne 2 sportininkai sportuoja 10-15 metų ir tai yra kiekviena valanda praleista salėje atneša rezultatą. Vėlgi, kaip ir matyti, kiekviena sporto disciplina, karatė ypatingai yra paremta įgūdžiais. Visą laiką įgūdžius prieš pastatome jėgai, įgūdžius prieš pastatome greičiui, o suformuoti įgūdžiam reikalingas ilgas laiko tarpas. Tai atvykus į svetimą šalį, kitą šalį, reikia tik tai to minimalaus pojūčio, aklimatizacijos. Kadangi laikas nesiskiria, čia šviečia saulė, yra ganėtinai šilta, mes turim tokią vasarą, realiai turim vasaros laiką, tai aš manau, kad tikrai laiko pakanka, kad čia jaustumėmės gerai ir pademonstruotumėm tai, ką jau padarėme namuose. Tai šiandien sužinojote būtent varžovus. Ar tai kažkiek keičia situaciją viso pasiruošimo ir artėjančioms toms kovoms? Galbūt kažkas dėkingiau pasidarė, kažkas galbūt ir ne. Esminis dalykas, turim išmokti džiaugtis procesu. Jeigu mes susikoncentruosim, kas bus, jeigu aš čia laimėsiu, o kitam rate susitiksiu su kažkuo, kuris galbūt laimės ten, kaip tada, dažniausiai, kai jau mintis būna toli, tai suklumpam, nematom, kas yra po kojomis. Štai sakiau, turim būti šioje akimirkoje. Išėjant tatamiu, nesvarbu koks varžovas, atiduodi visą save. Ir sportininkams sakau, burtai yra burtai. Kokie jie bebūtų, juos visą laiką reikia žiūrėti maksimaliai pozityviai. Nes bet koks kitas požiūris nebeefektyvus, jis nieko nebepakeis. Peržiūrėjau visus burtus, su kuo kovoja mūsų sportininkai. Yra iškritusių labai stiprių varžovų. Yra ir dėkingesnių burtų, bet iš esmės čempionato lygis yra aukštas. Kiekvienas sportininkas yra, jeigu jis jau yra čia, jis yra vertas to, kad jis dalyvautų čempionate. Ir tikrai nei vienos šalies nenurašom. Yra šalis galbūt labiau favoritės, bet ne vieną kartą ir mes parodėm favoritam, ką gali lietuviai. Galbūt jūs nesitikėjo to iš mūsų, taip kad mes nenurašom nei vienos šalies. Į visus žiūrim labai rimtai ir palinkėm sportininkams sėkmės ir žiūrėsim, lauksim iš jų puikių startų.